Ko jūs baikerė? Ne, juokauju, sveiki mėlėjai. Šiandien padarysiu video apie padangas. Kiek pats žinau, ką dar šiek tiek pasigilinau. Tikiuosi, video bus tikrai naudingas. Kam kyla klausimų dėl padangų, tikrai verta pažiūrėti šitą video. Pradėsiu paprastai. Padangų tipai. Yra touring padangos, sport touring padangos, sport padangos, slikai, semi-slikai, off-roadai, dual sportai ir lyg ir viską paminėjau. Touring padangos dažniausiai dedamas ant streetų, chopperių, kelioninių motociklų. Jos labiau skirtos važiuoti ilgiem atstumam, nes guma kietesnė, daugiau griovelių, kad išstumt vandenį, gerai dirba lietuje, ilgai nedyla, skirtos ilgaamžiškui ir ramiam važiavimui. Padangų pavyzdžiai tai Bridgestone Batlaxai T3 antri, Metzeleri Rautekai antri, čia galėtų būti prie touringo padangų. Antras padangų tipas yra sport touring padangos, tai jos šiek tiek yra minkštesnis nei touring ir labiau skirtos ilgesnėm kelionėm, bet su galimybė pavažiuoti šiek tiek agresyviau. Dažnai būna dviejų komponentų, tai yra kad vidurys yra kietesnis, šonai yra minkštesni. Tai yra mažiau protektoriaus gruvelių padangos, dėl to šiek tiek blogiau dirba ant lietaus, bet ne ką prašiau negu touring padangos. Gerai sukimba šiek tiek ir ilgaamžiškos. Protingas pasirinkimas, jeigu važiuojate ilgesnės kelionės, kur yra posūkiai. Serpantinai visokie, jeigu važiuojat, su BMW, su tarkim, manau būtų idealios padangos jam. Tikrai žinomos padangos kaip Michelin Roadai, Pirelli GT, Dunlop Road Smartai ir panašaus tipo padangos. Einam prie smagesnių padangų, tai yra sport tipo padangos. Griovelių vidutiniškai, bet žymiai geresnis sukibimas ant sausos dangos negu touring ar sport touring padangose, ypač posūkiuose. Irgi yra dažnai daromos multi-compound mišinių, tai yra, kad vidurys kietesnis, šonai minkštesni, kad padanga tarnautų ilgiau, nes tiesių kelių važiuojam dažniau negu guldome motociklą. Bent jau gatvėje. Trasoje tai atvirkščiai. Sport padangos yra labiau minkšto mišinio, jos greičiau šyla, bet turi minusą, kad blogiau dirba ant šlampios dangos, nes yra mažiau griovelių, jos pačios minkštesnės, labiau skirtos šiltesnėm oram, nes yra jautrios temperatūros, irgi turi tam tikrą darbinę temperatūrą. Sport padangos irgi yra jų begalė, Michelin Power GP, Pirelli Diablo Rosso, Bridgestone Batlaxai S23 ir begalės kitų. Sport padangų tikrai yra didelis pasirinkimas. Slikai. Slikai yra naudojami trasoje, ant jų nėra jokių griovelių išstumti lietui, dėl to jie yra skirti tik sausai dangai. Jie labai jautrūs temperatūrai, nes darbinė temperatūra dažniausiai būna nuo 80 iki 100 laipsnių Celsijaus padangos paviršius, nes tada jos tiesiog žiauriai kimba. Kas esat važiavę su slikais, tikrai žinot, kad jos žiauriai kimba, jos būtent yra skirtos trasai. Kadangi jos turi žiaurų sukibimą, turime ir daug geresnį stabdymą, daug geresnį išvažiavimą, daug didesniais kampais galima važiuoti posūkiuose. Kaip ir sakau, realiai slikai yra naudojami tik trasoje. Slikų turi daug kompanijų. Pirelli, Michelinai, Dunlopai, Bridgestone ir taip toliau. Kiekvienas gamintojas irgi tenais skirtingus mišinius turi. Tai būna minkštesni, vidutiniai, kietesni. Tarkim, Pirellis turi SC0, SC1, SC2, SCX, apie Michelinus ir Bridgestone'us, Dunlopus nelabai žinau, nes pats važiuoju tik su Pirelliais, nes man jie lipo. Konstrukcija pačios padangos tikriausiai patiko, tas aiškus jautimas ant posūkio, kiek tu esi palinkęs, kiek turi padangos galimybių. Labai ant Pirellio jaučiasi. Važiavau su Metzeleriais, Dunlopais, tai man labai patiko, dėl to ir likau prie Pirellių. Padangas pasirinkau tiesiog pagal mano važiavimą, čia nereikia rinktis Pirellių, tikrai reiktų išbandyti ir kitas padangas, jeigu kažkada važiuojate su traso. Pamiršau paminėti, dar yra lietaus slikai. Lietaus slikai yra irgi važiuojami tik trasoje. Jų minusas, kad jie žiauriai greit dyla, jeigu yra ne visiškai šlapia danga, bet jų didelis pliusas, kad galima važiuoti realiai ant balų, šlapios dangos, per lietų trasoje. Patikėkit manim, galima ir stopius daryti ant šlapios dangos ir pausti gazą. Man pačiam buvo keista, kai pirmą kartą išbandžiau per šlapią dangą, tai buvo Yra semislikai. Semislikai būna ir gatviniai, ir negatviniai. Pavyzdžiui, Pirellis turi semislikus ir skirtus gatviai, semislikus skirtus tik trasai. Aš, pavyzdžiui, važinėju su semislikais, mane priekyje yra C1, gale Supercorsa V4. Abu jie semislikai, kuo jie yra geri ant sausos dangos, kimba tikrai panašiai kaip slikai, ganėtinai greitai dyla, nes yra minkšto mišinio, bet su jais galima važiuoti maks agresyviai tiek gatvėje, tiek trasoje.
realiai toks būtų tobulas variantas tarp sport ir slick padangų. Slick labai dyla, sportai tokie gal biški kietesni, sakykime, semi-slickai yra idealus variantas, kas nori važiuoti agresyviau. Semi-slick padangos yra Pirelli Supercorsa, Michelinai Power Cupai arba Metzeleriai, RRai ir begelis kitų. Taip pat yra dar pora padangų tipų, tai off-road padangos, enduro, motocrosso. Apie jas nelabai ką galiu papasakoti, tiesiog jūs žinot, kas yra motocrossas. Jos tiesiog yra skirtas padangos bekeliai. Ir ne šitie modsam, o labiau cross. Ir yra dar vienas dual sport padangos, tai yra vidurys tarp žvyro ir asfalto. Jos tokios universalius, sakykime, bet kaip žinom, kas tinka viskam, netinka niekam. Apie paskutinius du padangų tipus nelabai ką žinau, tai gal ir nepasakosiu. Trumpai apibendrinant visas mano išvardintas padangų grupės, tai touring saugioms ir ilgoms kelionėms, sport touring padangos. Geriausias balansas tarp ilgesnių kelionių ir šiek tiek smagesnio pasivažinėjimo. Sport padangos, tai maksimalus sukibimas gatvėje, semi-slickai naudojami ir trasoje ir gatvėje, sukibimas dar geresnis negu sport padangų ir lieka slickai. Tai slickai reikalingi tik trasoje, gatvėje nevažiuokit, nes reikia tam tikros temperatūros, kad jūsų padanga veiktų. Kitu atveju tiesiog yra medinė. Šiek tiek parodysiu padangas, tai aišku, čia jau iš tos padangos nieko nebėra, bet čia būtų sport tipo padanga, šiek tiek griovelių, nežinau ar per kamerą matosi ar ne, bet per vidurį yra kietesnė guma, šonas yra minkštesnė. Tam, kad padanga nediltų taip greitai važiuojant tiesiai ir tikrai galėtumėt guldyti agresyviau ir agresyviau spausti posūkiuose. Čia Bridgestone, Batlaxai, Hypersport S22R. Puikiai suėjo burnout. Kita padanga. Slickai. Šitas yra Pirelli Superbike SC1 padanga. Jinai skirta irgi jau šiltesniam orui. Jinai minkštesnė. Protektoriaus turi, matot, skylutes. Čia viena, antra, čia tiesiog rodo nudėlimą padangos, nes griovelių nėra. Bent jau pagal šitos matome, kiek liko padangos. Skirtos tik trasai, gatvė nesiūlo važiuoti. Jos dabar kietos, kai pašyla. Patikėkit, manim labai kimba. Ir štai minėjau lietaus padangą. Lietaus slickas, žiauriai minkštas. Pirelli Diablo Rain SCR1. Lietuje, sakau, važiavau tiek vienkę kyla, tiek stopį gali daryti posūkiuose, irgi nuguldai iki kantų. Tiesiog turi padanga labai didelius griovelius, tam, kad galėtumėt važiuoti per vandenį ir negautumėt akvaplaningų. Bet sakau, jeigu realiai trintum padangą, jinai tiesiog lūptųsi toliau. Touring padangų neturiu, sorry, nevažinėjus tokiais motociklais, o semi-slickai, tai įsivaizduokit tiesiog slicką su išbraidžytais grioveliais. O sport touring padangos tiesiog panašus kaip sport, tik tais turi daugiau griovelių ir šiek tiek kietesnę gumą. Turiu kelias didžiausias, mano manimų, klaidas, kurias daro naujokai ir nebūtinai naujokai. Viena iš tų klaidų būtų netinkamas slėgis, nes net ir pati brangiausia padanga neveiks, jeigu slėgis bus netinkamas. Jeigu padangos slėgis bus per mažas, padanga perkais, gali pradėti slidinėti, plaukioti, bus tiesiog sunku valdyti motociklą. Jeigu padangos slėgis per didelis, tai gaunasi taip, kad sumažėja padangos kibimo plotas su asfaltu, nes kuo padanga pilnesnė, tuo jinai labiau ovalios formos ir tuo mažiau liečiasi su asfaltu. Tai to pasakoje tiesiog turit mažesnį sukibimą, nes atsiminkit, kad padangos yra vienintelė vieta, kur motociklas liečiasi su asfaltu. Antra klaida būtų netinkamas padangų tipas. Tai tikrai siūlau įsivertinti viską, ką pasakoju šitam video ir pasirinkti tinkamas padangas, kad jūs turėtumėt maksimalų sukibimą pagal jūsų važiavimą. Trečia klaida, kuri tikrai dažnai būna, tai yra senos padangos. Tai senas padangas, kur čia nesenai rodžiau, puikiai tinka burnautom, saulėm, jei norit paišyti, prisipučia daugiau atmosferų ir sukinėjatės, bet tikrai jeigu važiuojat normaliai, norit jau paguldyti ir aštriau pastabdyti, senos padangos netinka. Jos tiesiog praslys jums netinkamiausių momentų. Tai pasirinkite tikrai irgi padangas, ne tik pagal tipą, bet ir pagal metus. Tikrai neimkite senesnių nei 5 metų padangų, šitą gumą per metus kietėja. Jeigu norit važiuoti saugiau, pasirinkite tiesiog naujesnės padangas. Dar viena klaida tai būna nudėvėtos padangos. Nesvarbu, būna padanga gera nupirkta, tarkim apynauja, tenais važiavo žmogus ir būna visada žmogus važiuoja
važiuoja tiesiai. Tai iš padangos gaunasi, kad ovali ir apačia tiesiai. Tai tiesiog tokia padanga nesuteikia jums pilno performanso jau, nes jeigu jau suksit į posūkius, gauna tokį laiptelį, kas yra labai nemalonu. Dar būna, pradeda padangos laiptuotis, tai irgi važiuojam, būna brokuotų padangų pasitaiko, būna šiaip pigių padangų, tai pradeda laiptuotis, atsiranda garsas, nuo tų laiptelių ant padangos jau minai pradeda šokinėti nuo asfalto, turit mažesnį sukibimą, tai irgi reikėtų šitą pasižiūrėti. Aišku, šitą problemą dažnai sukelia jūsų važiuoklė, tai jeigu pradeda padangos laiptėti, tai siūlau jau pradėti žiūrėti ir važiuoklę. Kita klaida būtų per agresyvus važiavimas su šaltomis padangomis. Esu tikrai ne kartą matęs, kaip išvažiuoja žmogus, tiek užkūręs motociklą, posūkyje, biškį daugiau gazo paspaudžia ir jau nuslysta galas. Tikriausiai padanga buvo koks lemislikas arba sportas, kur nespėjo šilti, vis tiek tos padangos yra jautrios temperatūrai, tai jas reikėtų bent jau porą-tretą minučių pašildyti, tai yra pavažiuoti, pastabdyti, duokit jom apšilti, jos kaip pašyla, jos tikrai gerai kimba, nebandykite iš karto spausti gazo. Jei norit sukibimo, aišku, paburnaukinkite iš karto ir turėsit galinę padangą bent jau šiltą. Ir tokia gal paskutinė klaida būtų, kad yra taupoma padangų. Tikrai yra gerų, kokybiškų padangų, sąlyginai ne ką brangiau negu tų pigių padangų. Tai tikrai siūlau nebūti skupiems, mokėti ten keliasdešimt eurų už brangesnę padangą. Tikrai su geresniam padangom būsit saugesni, nes galėsite ir agresyviau stabdyti, ir agresyviau pradėti gazuoti.